Norai pildosi. Šeštadienio vakaras, aš Pietų Afrikos Respublikoje, kaip čia taip, keistai kepurė stovi, kempinge, lauke, oras nuostabus, galim pakalbėti apie norus ir svajonės. Galvojau, nuo ko pradėti, ar nuo pat pradžių, ar kažkur tai maždaug nuo vidurio, kai jūs jau apsisprendžiat, susitvarkot jūsų ar ne jūsų norai, ir nusprendžiau, kad gal reikėtų pabandyti, parašyti, tokį video įrašyti, kur pradedam nuo pat pradžių ir einam iki pačių esminių, net nečio, kas esminiai dalykai, pradėkime nuo pradžių. Mes gimstam. Ir nuo šitos vietos prasideda formuotis mūsų charakteris ir mūsų požiūris į gyvenimą ir mūsų gyvenimo suvokimas. Psichologai iki šiol neturi vieningos nuomonės, kiek į mūsų charakterį, psichologiją ir mūsų gyvenimą įtakoja genai ir kiek įtakoja aplinka ir kiek įtakoja mūsų giminė ir tėveliai. Kai kas sako, kad maždaug po 303%, kiti sako, kad daugiau genai, daugiau aplinka. Man labiau patinka ir man atrodo labiausiai informacija arčiau prie tiesos, tai yra maždaug 20% mūsų sveikatos, mūsų charakterio, mūsų gyvenimo formuoja genai. 80% formuoja mūsų aplinka. Ir ką tai buvo genims, kurį reikėtų pasakyti ir panašu, gal po to atsiminsiu. Kaip labai štai vietai tinka. Kai kas bus automatiškai štai vietai turėtų būti klausimas. Likimas. Ką daryti su likimu? Likimas yra ar nėra? Žvaigždės įtakoja ar neįtakoja? Esmė yra labai paprasta. Mes kai gimstam, mes kaip koks nors kompiuterio programa ar kažkoks tai fizinis daiktas, kuris turi viduje programą, nes mes turim vidinę programą. Mums yra nuduodami tokie nustatymai pagal nutylėjimą. Tai va čia yra mūsų likimas. Kiekvienas mes gimdamas, mes turim programą, kur uždėtos varnelės pagal nutylėjimą. Kas ir kaip mūsų gyvenime gali būti, bus ir turėtų būti. Ar horoskopai ar šitie visi dalykai veikia? Iš esmės, jeigu pažiūrint į tai, kad yra nustatytos varnelės, tai kažką būtų galima pritempti už ūso. Plius, jeigu vaikas gimė vasarą ar gimė žiemą, tai automatiškai jo nuo pirmų dienų aplinka pradeda jį formuoti. Tai iš dalies gimė žiemą ir gimė vasarą, kažkokiais tai aspektais jie aišku bus kitokie. Vėlgi galima už ausų pritaukti, kad čia yra astrologija ir čia viskas yra labai gerai. Bet apie astrologiją, apie šitos šamanus visą kitą, ekstrasensus įrašysiu atskirą video, čia biški toliau jau nuo mūsų norų. Tai vat, likimas yra duotas, bet duodami žmonėm, kurie sako, likimas man geras dalykas, bet aš mėgstu viską pasau, varnelės susidėti, nustatymą pagal tai, kaip aš noriu. Tai va šitam kanale jūs turite instrumentus, kurių pagalba galit likimą koreguoti tą linkme, kuri jums labiau patiktų, arba ta, kuri tikrai yra, ta tikroji yra jūsų linkme. Tai gimėm, įsiaiškinam su gamykliniais nustatymais ir tada iškart mus pradeda įtakoti, įtakoja, ta prasme, geografinė teritorija, įtakoja metų laikai ir pradeda įtakoti mūsų tėveliai. Po to, kai mes paaugam, mes pakliūnam į darželį. Dažniausiai. Mažai kas, gal dabar daugiau priimta, vaikus auklytės pagalba, ta prasme, ir neleisti į darželį. Tada reiškia, auklytės su savo įsitikinimais vėl įtakoja mūsų gyvenimą. Tada mes pakliūnam į mokyklą. Mokykloje mokytojai, draugai, bendraminčiai irgi vėl įtakoja mūsų gyvenimą. Jie formuoja formuoja mūsų nuomonę apie jūsų nuomonę apie jūs pačius, ką jūs galvojate apie save, ką galvojate apie savo gyvenimą, formuoja aplinka. Šitoje, man atrodo, klausimų irgi nėra. Po to universitetas, po to jau prasideda bendradarbiai, po to įsijungia mano mylimiausi marketologai ir politologai. Kol nebuvo socialinių tinklų, šitoje vietoje ta įtaka buvo didelė, bet ne totali. Kai atsirado socialiniai tinklai, ta įtaka pasidarė totali į mūsų visų gyvenimus. Kad suprastumėt, pagal
yra tokios programos. Pagal 80 jūsų laikų, tam tų pirštų viršus uždėtų socialiniuose tinkliuose, patinka, nepatinka, programos, nežinodamas nieko apie jūs, apie jūsų anketą, gali nustatyti jūsų rasę, amžių, seksualinę orientaciją, jūsų socialinę padėtį, finansinę padėtį, politinės pažiūras. Socialiniai tinklai pilnai visko žino apie mus. Ir tas dalykas daugiausia buvo, pirmą kartą, taip jau, bent jau pagal žinomus faktus, buvo panaudotas 16 metais Amerikoje vykstančiuose prezidento rinkimuose, kai stambiosios analitinės kompanijos, kurios dirba socialiniais tinklais, atsisakė padėti Trumpo komandai. Tada kažkoks atsirado berniokas, kaip berniokas, jeigu tas berniokas sugebėjo pakliūti iki Trumpo rinkiminio štabo, tai ne toks paprastas, kuris ir parašė tą programą, dirbtinį intelektą, kuris pagal tuos laikus nustato mūsų požiūrius. Ir mes iš esmės dabar gyvenam visai kitam pasaulyje. Jau kažkas galvoja, kad pasaulį valdo pinigai, nei velnio. Pinigai pasaulio nebevaldo. Pasaulį valdo tie žmonės, kurie valdo mūsų mintis ir mūsų norus ir to pasekoje mūsų veiksmus. Yra tokia realybė. Aš kaip priminėjau, mes gyvenam dualiam pasaulį. Yra fizinis pasaulis ir yra metafizinis pasaulis. Tai vat fiziniam pasauly, jeigu mes naudojam nors kažkiek socialiniais tinklais, mūsų mintis, norus ir veiksmus vadovauja socialiniai tinklai. Ir dabar tie valdo žmonės, kurie moka, žino, kaip naudotis tais socialiniais instrumentais, socialiniais tinkluose, socialinės inžinierijos instrumentais. Tie žmonės valdo pasaulį. Ir ne tik tai mūsų paprastų žmonių. Taip pat valdo ir to pačiu elito vaikų, iš dalies ir patį elitą valdo tokiu būdu, nes jie irgi yra dalis mūsų visos visuomenės. Tad reikia suprasti, kad kiek jau daug faktorių įtakoja į tai, kad mes neduok Dieve negyventume savų gyvenimų. Kad mes darytumėm taip, kaip tam kažkam yra reikalinga. Ir jau kažkas tai nori įgyti labai pelningą specialybę ir tokiu būdu praturtėti, tai vienas iš kelių mokintis socialinės inžinerijos, kaip keisti žmonių mąstymą, mintis ir veiksmus. Ir dabar tokie žmonės yra vieni iš daugiausia apmokamų pasaulyje. Apie jūs beveik nieko nežinot, beveik nieko negirdėjot, o dabar dar prasidėjo dirbtinis intelektas, ir jau kažkas tai labai galvojat, kad jūs tikrai žinot savo gyvenimą, savo norus, tai aš dar labai suabejočiau. Taip, yra žmonių, kurie sugeba šitoje vietoje tam dalykui kažkiek tai atsispirti, bet pilnai atsispirti neįmanoma. Yra kažkiek kartų yra raugintų agurkų stiklainio principas. Kad ir koks tu būsi žalias, šviežias agurkas, jeigu tu pakliūsi į raugintų agurkų stiklainį, tu anksčiau ar vėliau tapsi raugintų agurkų. Tai dabar supratom, kad su mūsų noru, mano uodai puola kojas nuogos laukia, pasirodo, uodai yra. Vakar buvo labai šalta, šiandien jau pradėjom kitą regioną, jau visai šilta. Tai štai tai mes supratom. Reikia dabar suprasti, kurie norai yra mūsų, kurie norai yra svetimi. Ir tai logiška. Kaip tai suprasti, gali paklausti. Iš principo, yra kertiniai tokie mum indėti gamtos dalykai arba instinktai. Iš principo, mes visi norim mylėti ir būti mylimais. Mes visi norim emocijų. Bet kiekvienas sąžiningai pažiūrėkite save ir pagalvokit. Jums emocijos yra svarbios ar ne? Ypatingai mergaitės. Ir vienas dalykas, mano pastovės žiūrovės žino, be ko moterys neišgyventų. O aš tai pažiūrėsiu, prašykite. Merginos, komentaruose arba tiesiog internete, arba kai žiūrit, be ko merginos neišgyventų šitam gyvenime arba šitam pasaulyje. Tik tai vienas daiktas. Be meilės išgyventų, iškart galiu pasakyti, be vaikų išgyventų, be pinigų išgyventų, bet neišgyventų be
emocijų. Tai čia vyrai irgi, jeigu norit, ta prasme, turėti nuostabės geras šeimas, ta prasme, tai suprat, kad jūs moterim turi duoti emocijų. Tad mums visiems yra reikalingos emocijos. Jeigu mes negaunam gerų emocijų, mes kažkaip susiveikiam blogų emocijų, ypatingai moterys, merginos, mergaitės. Tad dauguma mūsų norų yra emocijos, bet mes gal biškai peisim ratu ir grįšim per kitą dalyką. Va, Ingrida matos jau, mano sena tikriausiai žiūrovė, žino, kad be emocijų. Dabar, ką daryti, kai mes žinom, kad tokia situacija yra sudėtinga. Realiai iš tikrųjų, čia net nešposius, situacija yra labai sudėtinga, kad ton visoje pelkė kaip įsikapstyti. Tai pirmas veiksmas greičiausia darom norų sąrašą. Bet ne tokį 2, 3, 4, 5 norai. Dar tie 2, 300 norų. Pirmuose 10 norų dažniausia, jau mano patirtis darbo su žmonėm, būna 1, 2, 3, jeigu būna 5, tai žmogus, nors man taip pas man ir žmonės pakliūna, ta prasme, neeiliniai. Tai jau būna labai daug. Jeigu paprastam žmogui, tai aš manau, kažkur tai ties 20, gal 30, ar 40 gali atsirasti jūsų savinorai. Pasidarom tą norų sąrašą. Galima pradžiai daryti be reitingo, tada pabandom pareitinguoti tuos norus. Po to pažiūrim, ar tie norai vienas kitam neprieštarauja. Gali būti taip, kad norai vienas kitam prieštarauja. Pavyzdžiui, noriu būti turtingas, gražus, nieko neveikti. Taip nebūna. Jeigu kartais jums atrodo, kad turtingi žmonės nieko neveikia, tai iš principo jūs klystat. Šitoje vietoje yra prieštaraujimas vienas kitam. Dažnai būna pasirinkti reikia vieną arba kitą. Tai peržiūrėti tuos norus, jau vien tokiu dalyku galit tą prasme atmesti. Šitoje vietoje yra niuansų. Arba noriu, ta prasme, kokios nors manekenės, pats noriu būti, ta prasme, nieko nenoriu daryti, savo sveikatą nenoriu rūpintis, noriu gulėti ant sopkės. Noriu gulėti ant sopkės ir nieko nekita aplink mane bėgiotų manekenė. Už pinigus galima tokį bėgiojimą nusipirkti, bet tu gulėsi ant sopkės, nieko neveiksi, pinigus pritraukti, davalį ir jį gali būti sutinka, nes pasaulis yra dolus, per to mes irgi prieisim. Vienas iš tokių, mano pagrindinių testų, tai yra paprastas. Pirmą pažiūrim. Paimam kažkokią tai savo norą. Galite rašyti pavyzdžių, tada ant pavyzdžio bus paprašiau tą duoti. Ir žiūrit, kokius savo emocinius trūkumus aš noriu tuo noru kompensuoti. Nes beveik pagrindiniai norai visi bus surišti per emocijas ir dažniausiai tai bus arba gauti dėmesio, arba būti mylimam. Automatiškai, kad šitas jausmas, šito jausmo trūkumas netrukdytų įsiaiškinti su norais, tam yra pratimas meilė savo. Tai yra totaliai visiems reikalingas pratimas. Mano atveju gal koks vienas tai tikrai atvejis buvo, kai aš jau laik įsigazavęs. Daryk meilę savo ir žiūriu žmogų ir sustojau. Supratau, kad nes pas nustebu šitam žmogui tokios technikos daryti nereikia visiems kitiems. Darot pratimą meilę savo. Nes jeigu jūs bandysit per norus kompensuoti kažkokias tai emocijas, mano manimu, tai yra toks sunkus kelias. Daug dalykų galima pasiekti daug lengviau. Pavyzdžiui, kaip dauguma jaunuolių įsivaizduoja, kad su krūta mašina lengviau pakabinti merginą ir gauti sekso. Iš principo, kai kuriais atvejais tai gali būti lengviau. Jeigu tau mašinos nusipirkimas, ta prasme, nieko labai rūpešių nesukelia, tai yra tu savo mėnesio uždarbiu gali nusipirkti mašiną. Tai manau, tai nėra labai sudėtingas kelias. Bet reikia suprasti, kada tu pritrauksi tik tas merginas, kuriom rūpi tavo piniginė. Tu tokių nori pritraukti? Greičiausiai ne. Nebent aišku, tai ten jaunuolis, tau bent jau seksą gauti, kokią tu pritrauksi. Bet kuo toliau, tau bus sunkiau pritraukti, nes reikės vis geresnės mašinos ir vėl reikės daugiau vargti dėl tos mašinos. Paprašau mano manimu yra,
Sakai, okei, tu nori meilės, nori merginų, nori sekso. Paprašiau įsiaiškinti, kokie vyriški bruožai traukia merginas. Ir padirbėti su tais bruožais. Tapti tokiu, kuriom merginos negali atsispirti. Vėlgi, rašykit komentaruose, kuris kelias lengvesnis. Vargti arti dėl mašinų, pastoviai jas pirkti, naujinti ir turėti santykius tik tai su tom, kurios už pinigus. Aš realiai už pinigus. Jeigu merginas taim įsigulė lovoje dėl to, kad pasto krūto mašiną ir galvoja, kad tu turtingas, tokių variantų yra. Aš savo gyvenime nemačiau ir prašiau žmonių projektai, man tokias merginas, man būtų labai įdomu su jom pašnekėti, ta prasme pasanalizuoti jų mąstymą, bet kažkaip tai kol kas gyvenimas manęs tokiom merginom nesuvedė. Bet kad jos yra, tai faktas, pasaulyje visko yra. Tada štai tai pažiūrim, kokius, bet vėlgi čia toksai kelias davaliai sutinkas ir jisai labai daug padeda atlikti tokias savianalizę, savies pažinimų. Kuo tu daugiau save pažįsti, tuo lengviau tada dirbti su norais ir su svajonė. O, dar reikės apie norus ir svajonę, kuo jie skiriasi pasakyti. Tai vat, pasižiūrim, kokius mes norim kompensuoti savo kokių emocijų trūkumą arba kažkokių tai fizinių dalykų, pavyzdžiui, kaip su merginos atveju trūkumą ir žiūrim, ar įmanoma tą dalyką kažkaip tai kompensuoti kitaip, negu per kažkokių tai daiktų pirkimą. Kitas yra dalykas tada iš variantų. Testas. Paimi norą ir pažiūri, ar, nėra, jeigu, apžiūrėk, tas noras įvyko. Ar ten kažkoks nusipirkai daiktą, ar kažkoks įvyko įvykis, ar kažką tai kitą gavai, bet apie tai niekas nesužinos. Įsivaizduok, tu nori mašinos ir po to, bet niekas apie tai nesužinos, kad tu turi tokią mašiną. Bent iš tos tavo visos aplinkos, kurią tu dabar turi. Kaip tu jausies? Jeigu tu jausies gerai, okei, reiškia mašina tavo. Bet vėlgi, labai svarbu savo nemeluoti. 99% žmonių savo meluoja nuo ryto iki vakaro. Kad kitiems mes meluojam, tai aš jau nebeimu galvon. Tik to. Bet realiai mes visą laiką labai dažnai savo meluojam. Beveik visi nori atrodyti turtingesni, negu iš tikrųjų esą. Geresni, negu iš tikrųjų esą. Kažkokie tai atakie už kitus. Ir tai vien dėl to, kad yra meilės trūkumas. Kad jūs savęs nemylit ir tokiu būdu bandant kompensuoti per kitų dėmesį. Tad šitoje vietoje, kai darysite tą testą, kad niekas nesužinos, būkit su savim sąžiningi. Aišku, ne visiems tai išeis, bet čia jau yra kitas reikalas. Tad protestuojam norus. Po to žiūrim, paimam tada jau galima pradėti iš tų norų, kurie ten įsibrokis, gal 10, 20, gal 30, gal 50, pasiekia gal liks 100 norų. Tada žiūrim, vėl tada toks testas į bendrą paveikslą, ar įsikomponuoja ar ne. Tai vat visi, pavyzdžiui, noriu keliauti ir noriu sėdėti namus. Nesigauna. Kaip tu gali keliauti, jeigu sėdi namus? Arba, ta prasme, man ten patinka, ta prasme, užsiimti žemės ūkiu, ten kažką tai auginti, bet noriu pastoviai keliauti. Tai tada vėl kažkaip, aišku, negali pasamdyti žmonės, ten tau prižiūrės sodą, tau prižiūrės daržą, o tu tuo metu keliausi. Bet tada tu pažiūri, ar tau tikrai reikalingas tas dalykas, jeigu turėsi tai reikia tuos visus norus sujungti į vieną bendrą tavo gyvenimo paveikslą, tavo gyvenimo serialą. Ir tą serialą geriausia ant popieriaus su geru parkeliu, kai kad mano pastovus žiūrovai žino, kad aš rekomenduoju tą daryti, jeigu tai leidžia, pavyzdžiui, nusipirkti parkelį su auksinė plunksna. Man patinka, mano klientai, kas pirko, visi sakė, geras, netikėjom, kad taip gali būti. Tai čia vien toks yra ir savivertė, ir meilė savo, ir kam, nes tu ant popieriaus rašai savo gyvenimą, savo serialą. Kas gali būti už tai svarbiau? Nežinau, nebent Putinas su Zelenskiu. Patys spręsti.
Tai šitoje vietoje kūrėt savo gyvenimą ant popieriaus. Ir ne vieną kartą. Jį bent 10, 20, 30 kartų reikia perrašyti. Ir jūs nustebsit, kai kiekvieną kartą labai daug keisis visko. Nes įvairių dalelių, niuansų atsiras kitokie norai, vieni norai išnyks. Dėl ko tai vyksta? Kad iš pradžių mes to visą dalyką į vieną vientisumą sujungti bus davaliai sunku šitoje vietoje. Nes kažkas kažkur prieštaraus, kažkas kažkaip tai atrodys ne vietoj ir jūs pabiškai tą dalyką šlifuosit. Kitas dalykas. Mūsų sielos, netgi mūsų protas, jis nesupranta. Tai įvyko realybėj, ar tai įvyko jūsų galvose. Ir dalis visokių norų, jie užskaitomi. Kai jūs vien tik tai daugiau laiko praleidžiate tų norų filmuose arba serialuose. Kai jūs tą viską sujungit į gyvenimą, kažką painat, nusakėt, pavyzdžiui, kas, aš noriu namą tokio ir tokio. Kai pradėsite tą namą savo galvoj paišyti, gali namas labai stipriai pasiskeisti. Iš 3 kambarių tapti 15 kambarių, arba iš 15 kambarių tapti 3 kambariais. Tai maždaug. Netgi tokie gali įvykti dideli pasikeitimai. Ir kai protestavom norus, kai nupečiam paveikslą, dabar, manau, laikas paaiškinti skirtumą. Kuo skiriasi noras ir svajonė. Tai yra, mano pastovų žiūrovai žino, bet į bendrą instrukciją reikia traukti. Svajonė. Tai yra toks gražus paveikslas mūsų galvoje, apie kurį mes karts nuo karto pagalvojam, kaip sako, pasvajojam. Svajot nieko nekainuoja, kaip ir pasakys. Bet dėl to nieko nedarom. Absoliučiai nieko. Tik tai vėl po kokio laiko, ten po savaitės, po mėnesio, pusmečio, po metų, po 5, vėl apie tą dalyką pagalvojam, pasvajojam, būtų gerai, jeigu būtų taip. Arba būtų taip, būtų gerai, jeigu šitam turėčiau tą ir tą. Ir nieko nedarom. Tai vat, noras, kai tu turi tą svajonę ir darai fizinius veiksmus. Vat, kaip priminėjau, kaip žinot, pasaulis yra dualus. Yra viena pusė, fizinė pusė yra metafizinė pusė. Galima kiek norit vizualizuoti tenais, kurti paveikslus, prisiskaityti amerikietiškos populiariosios psichologijos, Napoleono Hilo ir su kitų ten tipo maždaug galvok ir būk turtingas. Bet reikia ir fiziniam pasaulį daryti veiksmus. Ir čia pasidaro įdomiausia. Kitas eina etapas. Ar jūs tuos veiksmus darysite ar ne? Tai yra ir technikų daromas iš šito ir kažkokių tai kitokių kanalų, tai kitokių knygų, kitokių mokslų. Ir paprastus, elementarus, kažkiek kiti veiksmai. Pavyzdžiui, nori susirasti priešingos lyties atstovę. Tasme, kad būtų didžiulė meilė. Jūs ten galite sėdėti, paišyti ten merginą, ar ten vaikiną, ten pilnai piešti, ten viską prajausti, bet sėdėti namus ir nieko nedaryti. Kad jį pritraukti į gyvenimą, vienas variantas iš 100 ir tai nebent jau kažką tai užsakysite namus pristatymą. Pavyzdžiui, pizzą. Ir ateina pasimti pizzos ir toks žmogus pasim ant slenkščio. Štai tai greičiausia pasimesit ir pasikabinsit, nes jūs fiziniam pasaulyje nelabai ką mokėsit daryti, pas jumis kas tik yra svajonių lygiai. Taip šitas kelias, manau, yra ne pats geriausias. Dar grįžim, atgal vieną dalyką paminėti. Mano manimu labai svarbu tai, kai paišot savo gyvenimo paveikslą, tas visus norus jungiat į vieną ilgą ar trumpą serialą, ar ten daugiaserijinį filmą, maksimaliai įjunkit visus įmanomus jutiminius organus. Jausmus, vaizdus, jeigu išeina, kvapą, kokie ten yra organai, garsą. Maksimaliai į tą dalyką turit įsijausti. Ir maksimalų laiką ten dalyką turit būti. Ir tenai ne taip, kad kažkada čia aš susirasiu meilę. Ne. Tu jau esi toj, apie būsnės, gal net šitą mes aptarsim, kai šnekėsim apie sekančius žingsnius, labiausiai tiktų. Galim prie jo ir prieiti. Iš esmės. Nes mes viską prasitestavom, su internetu kažkodėl tai šiandien liūdna,
Dėl ko taip, blogiausia atveju vyksta įrašas, indėsim įrašą. Tik tai viską vakar buvo viskas gerai, nes šiandien nelabai perspėjimas, bet gal viskas vyksta. Taip, sukūrėm paveikslą, jį turim. Dabar atėjo laikas prie fizinių veiksmų. Anglų kalboje yra labai įdomi taisyklė. To be, to do, to have. Būti, daryti, turėti. Seka yra tokia. Jūs iš pradžių būnat, iš tos būsenos darot veiksmus ir gaunat rezultatą. Atvirkščiai niekaip. Niekaip kitaip šitų žingsnių negalim pakeisti vietom. Jūs negalit, būdamas ubago, jausdamas ubago, šitą daryti veiksmus ir tapti turtingu. Nes jūsų veiksmai bus iš neturtingo žmogaus būsenos mąstymo ir pasaulio suvokimo. Tad šitoje vietoje, jau kai viską šitos veiksmus padarėm, dabar žiūrim, koks turi būti žmogus jūsų paveikslė. Jeigu jūs norit surasti priešingos lyties atstovą, nupiešėt jos paveikslą. Koks šalia jos turi būti ten vyras arba moteris? Gamtos labai paprasta. Yra balansas. Jeigu jūs norit, pavyzdžiui, vyras nori moteriškos lyties, kuris spinduliuoja moterišką energiją, tokia jau moteris jau ideali. Šalia jos gali būti tik tai idealus vyras. Idealus vyras nedėl, kad kažko ten Ala Delons arba kažkas tai. Bet jis turi būti tikras vyras viduj. Nes labai įdomiai galite pastebėti pasaulį. Prie vyriškų moterų visą laiką būna bobiški vyrai. Gamta yra nuostabi. Humoro jausmas yra pasaka. Jis sako, okei, tu čia taip gimiai moterį, bet nori būti labai savarankiška, nori būti tokia vyriška. Nu okei, mes tau duosim vyrą bobišką. Subalansuosim vyrišką ir moteriškus pradus, energijos, dar kaip norėtum dar pavadinti. Tad iš toje vietoje jūs turit, pradėti, bent jau suprasti, koks turi būti šalia, arba aplamai to viso serialo herojus. Kaip jis turi jaustis. Ir vat iš tų jausmų mes jau galim, dabar tik tai pašnekam apie būseną. Netgi koks ir kaip yra žmogus, to jūsų serialo herojus. Ir va čia greičiausiai prasidės įdomumas. Vėlgi, žiūrint tą savo, grojant, žiūrint, rašant, nes mes jį įrašyti turim ir pragyventi tą paveikslą savo galvose. Ir va tada stebim, kas darosi viduj. Kaip mūsų kūnas, kaip mes jaučiamės, kaip pagrindinis herojus tam besisukančiam seriale. Greičiausia, išlis milijonas baimių. Nes jeigu nebus baimių, realiai, jeigu nebūtų baimių, jūs jau ten filme būtumėt, arba tas filmas ne jūsų yra. Nes mes gyvenam, mes esam tame baimių rinkinukai, jau taip paėmus. Ir baimės formuoja mūsų pasaulį. Pažiūrėkit, visą socialinę mediją, visos naujienos, viskas yra formuojama, keliama baimė žmonėm, kad jie bijotų ir tada per tas baimės galim valdyti. Tai vat, žiūrint tą paveikslą, rašant tą paveikslą, žiūrim, kas pas mus galvoj, kokios kyla mintis. Mums to negalim, man tas taip niekada nebuvo, tas neįmanoma, dar kažkas. Arba visas kūnas ant kažkoks persimčiai, kažkur tai pradeda spausti, galva pradeda skaudėti, koks nors petys, skauda ranką ar koją. Tai reiškia, šitam vietoj yra pasipriešinimas. Jeigu tiek praėjot kelio, tai greičiausia tas kelias, tie norai yra jūsų. Nes kai dirbam su noru, kai įsijungia pasipriešinimą arba baimės, tai gali būti dėl dviejų priežasčių. Pirma, kad tai yra ne jūsų noras ir siela tokiu būdu jūs nuo jo nukreipia, arba realiai iškyla, realios baimės tam dalykui įsigyventi. Iš kur tos baimės gali ateiti? Jos gali ateiti iš giminės, nes pas mus mes visi priklausom giminiai. Yra atskirų fruktų,
kurios merginos ištekėdamos neaiškia pavardę pasidaro. Nu, paėmė kaip ir vyro pavardę, bet galą uždeda kitokį. Arba, kad ten savo mergautinę padaro. Nu, arba dar vienas blogesnių variantų, pasiema abi pavardės. Tai šitoje vietoje mes apie tai irgi bus atskiras video. Tato šitoje vietoje mes priklausom giminė. Pas mus giminėse yra įvairios programos. Apie tai mes atskirai pakalbėsim, padarysim gal bent atskirą live ar šį video, kurios mums duoda resursų tam tikrose situacijose, o tam tikrose situacijose mus stabdo nuo kažkokių tai veiksmų. Tai gali būti surišta su finansais, gali būti surišta su santykiais. Plus, dar yra įvairios baimės ir programos uždėtos giminiai. Ten dažnai būna, pavyzdžiui, tos skyrybos, ten maždaug mačiutė vieną gyvena, įsiskyrus augino ten vieną dukrą, tenai, po to tenai mama augina vieną dukrą ir anūkė irgi visi jau įsiskyrus ir augina vieną tenai dukrą arba sūnų. Tai čia yra programos, tai čia mes apie giminės pakalbėsim atskirai. Pas mus iš ten ateina viski dalykai. Tai va šitos paveikslus piešiant, mes žiūrim, kas viduj darosi ir su tais visais dalykais mes dirbam. Kaip dirbti su baime yra atskiras video, aprašyme atrasit. Toliau, pagal nutylėjimą reikėtų padaryti kėdžių pratimą arba separaciją su tėveliais, su vaikais, geriausia ir su sutuoktinė ir sutuoktinė, nors moteris gali bijoti tą daryti, tada gali man vėl pabėgti, nei velnios nepabėgs, kaip tik jūsų santykiai gali pereiti į naują lygį. Ir su visais seksualiniais partneriais, kurie buvo su gyvenime bent jau už paskutinius 7 metus. Arba tie, jeigu buvo daug tų partnerių, būtent paskutinius 50 partnerių, aš visų neatsimenu. Tada sakai, darai su tais, kurie karts nuo karto pastau išlenda galvoj. Arba tuos, kuriuos atsiminė už paskutinį kažkokį tai laikotarpį. Po to dar yra pratimas sielos dalelių susigrąžinimas. Iš įvykių, iš daiktų ir iš žmonių. Irgi viską savo susigrąžinat, kad turėtumėt daugiau energijos, daugiau būtų jūsų. Iš to vietoje, vėlgi žiūrėkit, gal kažkuriem tai paveikslam šitie visi pasipriešinimai pradings. Tad, turėdami paveikslą, patirbus su šitais visais pasipriešinimais, galim tada vėl grįžti prie būsenos. Koks tai yra žmogus, gyvendamas tokį gyvenimą. O tai kaip mums dabar suprasti, kaip tas žmogus gali jaustis. Tai šitoje vietoje iš esmės galima naudotis, taip galim pavadinti, kaip tas vadinasi, pamiršau žodį, buvau gerą žodį sugalvojęs prieš transliaciją, bet dabar pamiršau. Prasme, kumyrės, Galima kažkiek tai žiūrėti, gal net tinka kumyrai, prasme, žmonių, kurie gyvena tokį gyvenimą. Bet reikia kopijuoti ne jų veiksmus, o kopijuoti jų būseną. Kaip jie atrodo. Ne kaip atrodo. Kaip atrodo irgi yra svarbu. Nes mūsų kūnas, kūno padėtis labai daug ką reiškia. Pabandykit iš to prasme. Krūtinę ištiesti, pečius pakelti, galvą pakelti ir pabandyti paliūdėti. Niekaip nesigaus. Nuleiskit pečius, galvą nuleiskit ir pabandykit pasilinksminti. Jums nesigaus. Kūnas irgi įtakoja į mūsų savijautą. Tai reiškia, minimum mes galim pradėti, net ir nereikia ką kopijuoti. Iš esmės su kūnu visą laiką reikia dirbti. Bet man atrodo, šitai buvo laivas per 2 savaitės, nuo ko pradėti. Tai vienas iš dalykų - dirbti su savo fizinė sveikata. Tai šitoje vietoje, bet kokiu atveju, jūs turit susirūpinti savo sveikatą, karts nuo karto padaryti, pasiraižyti. Tai čia yra kūnui kaip mikroorgazmas, ryte atsikėlus, dieną kelius kartus ir kontroliuoti savo kūno padėtį. Per padėtį mes kažkiek tai irgi įtakojam į savo psichologinę būseną. Mūsų psichologinė būsena įtakoja į mūsų veiksmus. Mūsų veiksmai įtakoja į rezultatą. Tai dirbam su savo fizinė forma, nes man atrodo, nei pas vieną nebus, ta prasme, norų ten jūsų serialė, kad jūs liguistas, šleivas kreivas, pečiai kreivi, galvas
pasukta visą laiką į dešinę ir kairę koją šlubuoja. Manau, kad bus kitas paveikslas. Tai su tuo paveikslu automatiškai reikia greičiausia sveikas, energingas ir jaunas. Man taip atrodo, kad būtų logiškiausia. Tai automatiškai jūs ir turit stebėti savo kūno padėtį ir žiūrėti, jeigu jūs norite iškelti pečius, krūtinę ištiesti, galvą pakelti, kas jums trūdo tai padaryti. Ir vėlgi, su tais pasipriešinamais dirbam. Ir jeigu kažkur tai bedirbant, iškyla klausimų, kaip spręsti vieną ar kitą klausimą, tai tada šitoje vietoje rašot komentarus. Dariau tą ir tą, naudojau tokias technikas, o tokie išlindo niuansai, ką būtų galima daryti daugiau. Ir aš pagal jūsų šituos komentarus rašysiu ir video, nes paprastai tai šitam kanale video yra formuojami pagal jūsų poreikius. Baziniai dalykai yra duodami, o toliau viskas priklauso jūsų rankose, kiek ir kokių video ir kaip dažnai ir apie ką atsiras. Girdai, čia yra jums duodama tokia yra pageidavimo knyga tiem žmonėm, kurie eina savo gyvenimą ir nori gauti instrumentų, kurie būtent jiem veikia, nes ne visos technikos veikia visiems, nors meilė savo tai ten paauklėjimą veikia visiems, kėdės irgi. Bet vėl gali klausti, kaip konkrečiai daryti, tai kiekvienas daro taip, kaip sugebat, nes kiekvienas turit savo, tarkim taip, užnugarį, koks, iš kur ir kaip atėjot į šitą tašką. Dabar įsivaizduojam, kaip tai vėlgi tam pačiam paveikslė, taigi turi būti aprašyta, kaip jūs jį jaučiatės. Mano manimo, tai viena iš sudedamųjų paveikslų dalis. Tai automatiškai vien aprašydami, kaip jūs jaučiatės, visada savo uždavinėti klausimą, ką aš dabar jaučiu ir ką aš noriu jausti. Ir tada, iš to, ką jaučiu, jeigu nesutampa su kuo noriu jausti, jūs pradedat jausti tą dalyką, ką jūs norit jausti. Jeigu vėl tas dalykas nesigauna, vėl žiūrit, kas darosi su kūnu ir kas darosi su mintimis. Ir vėl įimat technikas ir pratimus ir tuos dalykus pašalinat. Ir kai jau būna toj būsenoj, tada jau galima galvoti, kokius veiksmus toliau reikia daryti, kad pasiekti norimų rezultatų. Jeigu, pavyzdžiui, tai liečia kažkokius tai pinigus, tada žiūrit, kaip lengviausiu būdu tuos pinigus pritraukti į gyvenimą. Gal jūs verslininkas, gal kažkokios tai srities specialistas, gal dar kažkas. Ir tada jau iš tos būsenos jūs jau galit galvoti apie veiksmus. Nes jūs jau galvosit iš tos būsenos, kurio jūs esate toks, koks norit būti, į kokį tašką norit pakliūti. Automatiškai jau toj būseno ir veiksmai bus kitokie. Galit padaryti eksperimentą, aišku, nematau prasmės, bet pradžiai susirašyti veiksmus. Ir po to, kai būsite toje būsene, jau po kažkokio laiko padirbėję, susirašyti veiksmus. Ir pamatysit, kad koks buvau debilas. Kas įdomiausia, kai eini į priekį, man labiausiai patinka. Pažiūrė atgal, koks buvau debilas. Ir aš žinau, kad tą patį aš apie save dabartinį, man dabar atrodo, kad aš dabar pats pratingiausias. Kasgi iš jūsų pats durniausias? Ne, mes dabar patys pratingiausi. Mes pačian pratingumo aukščiausiam lygiai. Bet kai eini į priekį, tu supranti, kad po mėnesio, po 2-3, apie dabartinį savo pratingiausią galvosi. Debilas buvo. Ką padarysi? Man šitas dalykas pats įdomiausias einant į priekį. Tad būnam toj būsenoj, darom veiksmus. O tada gaunam tuos rezultatus, kurių mes norim. Ir ne kaip kitaip. Tai kas sakys, duokit man pinigų, aš būsiu laimingas. Nebūsim. Jeigu tu neturtingas, nemoki būti laimingu, tai gavęs pinigų pas bus dar baisiau. Jeigu tu, būdamas nelaimingas, ieškai priešingos lyties atstovės, kad tapti laimingu, būk pasiruošęs, kad tu pritrauksi tokią pat priešingos lyties atstovą ar atstovę, kuri irgi bus nelaiminga ir tikės tavo sąskaitą tapti laimingam. Įsivaizduokit, du žmonės nelaimingi pritraukia vienas kitą ir su noriu, kad vienas kitą padarytų laimingu. Nesigaus.
būdamas laimingas, tu mylėdamas save, pritrauksi priešingos lyties atstovą ar atstovę tokią pat. Tokie yra gamtos dėsniai. Tas pats yra ir su pinigais. Jeigu tu dabar nelaimingas, kai bus daugiau pinigų, tu būsi dar labiau nelaimingas. Taip jau šitoje vietoje Hebra iš viršaus tą dalyką sudėlioja ir taip. Ir iš esmės tai netgi neišaus. Tai yra, netgi psichologijos vadovėliuose viskas tai yra aprašyta. Tai iš principo kelias yra kažkoks nupieštas, galbūt yra geresnių kelių, yra biškai blogesnių kelių. Bet kol tu nepabandysi, nepatikrinsi, tu nesužinosi. Čia geras kelias, čia blogas kelias, tau tinka, netinka. Kai pradėsi eiti, iškils galbūt klausimų. Kai kurios klausimus pats atrasi atsakymų, pasų viduj. Nes iš esmės, jeigu mes gerai suformuojam klausimą, atsakymas visą laiką ateina mums. Beveik nereikia nieko klausti. Suformuojam klausimą, tiksliai, jį apgalvojam ir žiūrim aplinkoj. Jeigu jau iškart neateina klausimas. Ir kažkur tai, tarp eilučių, ar netyčia, ar šiaip ateis į galvą to klausimo atsakymus. Viena mano mylimiausių technikų, kad aš dar net nežinau, kad aš galiu kurti lauką, dar kažką. Tarp kito dabar šitas laukas šitam transliacijai, dabar čia gausias video įrašas, laukas yra sukurtas, kuris padeda tiem žmonėm, kurie eina į priekį, labai daug ką nuimti. Tai iš esmės šitą video galima peržiūrėti daug kartų ir juo naudotis. Aišku, ten ir šitas, ir kur su baimėm laukas, ir visi kiti video. Dabar yra naujas meditacijos. Dar galite rašyti, kokių nori dar kitų meditacijų su lauku. O aš čia kažkur tai užsišnekėjau, kažkokia buvo gera mintis. Apie ką aš nešnekėjau? Turbūt nesvarbu. Iš esmės viskas, jeigu pamiršau, tai turbūt nesvarbu, nes aš kaip retransliatorius. Nes visai būna, noriu pasakyti vieną, pasakysiu visai dažniausiai kitaip. Bet toks yra gyvenimas, sikos mėlyje. Instrumentai duoti, darom, gaunasi, rašot, kad įkvėpti kitus. Žinot, kad kuo daugiau mes šitam pasaulį duodam, tuo mums pasaulis duoda atgal. Ne visada jis duoda tiesiogiai. Man vis laik duoda per aplinkui. Dažnai ir jums bus tas pats. Jūs darote technikas, gaunate rezultatus, rašo čia komentarus. Kiti žmonės įkvėpti tų komentarų, pas jūs sumažėja baimių, pradeda daryti technikas ir jų gyvenimas pagerėja. Pasaulis sako, fainas dalykas, davai mes jam pamesim, kaip sako, sėkmės, sėkmingų variantų, naudingų jam variantų iš tam gyvenime. Geras žmogus, jam sekasi, kitiem padeda, kitus įkvėpia savo komentarais. Reikia jam padėti, kad dar daugiau įkvėptų kitus. Labai dažnai taip veikia šitam pasaulyje balanso dėsnis. Dėl ko jūsų manimo šiaip viską, visus šitas technikas aš duodu už dyką. Realiai šitas visas technikas galima pardavinėti kursuose ir labai brangiai. Jūs netgi už didžiulius pinigus, kai kurių technikų net negausit, nes jų niekas nežino. Tai yra autentiškos mano ir mano komandos, kai kurios technikos yra sukurtos. Kad dabar pradės kai kas kopijuoti, tos dalykus pradės už pinigus, tai yra normalu, gerai. Man to negaila, mano yra tokia misija – leisti į pasaulį šitos visus dalykus. O toliau, kas norit imat, naudojat. Ir aš pasakiau, kaip gauti maksimalią naudą. Dabar jeigu grįžo ryšys, pažiūrėsiu klausimus. Jeigu ryšys neliko, tai bus galima eiti pradėti darbus. Gyvenimo kelias jėga, mėgstu apie tai bazarint. Maladės, bazarink, bet iš to bazarinimo tolko nėra jokio. O kur dėti senus užrašus norų? Išmesti, sudeginti ar ką daryti? Pas man tos knygos tebeguli. Visas stalčius, gal tokia krūva tų knygų. Nežinau. Linai, pažiūrėk į tą knygą ir pažiūrėk į tą krūvą, į tuos norus ir ką nori padaryti. Išmesti negalima. Jeigu tada geriau sudeginti šitoje vietoje, nes išmetimas ten gali kai kur kitur pakliūti, neįdomu. Geriausia tada sudeginti, jeigu nori atsikratyti. Vėlgi, pagal vidinę nuojautą žiūrėk. Palinkėsim jum tie, kas juda judėti į priekį, kas mėgsta toliau bazarint, kaip čia parašė, toliau ir bazarinkit, bet nuo bazaro jūsų gyvenimas tik tai prastės. Nepasaulyje taip, kaip Alisa Vedrių šaly. Kad stovėti vietoje reikia labai stipriai bėgti. A jeigu nori eiti į priekį, reikia labai stipriai bėgti. Labai stipriai bėgti. Nebaidų šūnai, mėlyjei. Nors
kam atrodo bėgimas, kam atrodo malonus užsiėmimas. Iki, mėlyjeji.